Laisvė kiekvienam iš mūsų suteikia daugelį galimybių, kelių ir pasirinkimą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nemaža mūsų tautiečių dalis plūstelėjo į prašmatnius užsienio kurortus, išpuoselėtus paplūdimius, skaičiuodami prabangių viešbučių žvaigždutes. Vieni mėgavosi aksominio klimato teikiamais malonumais, neprikaištingu aptarnavimu, ragavo egzotiškas jūros gėrybės bei mūsuose neaugančius vaisius. Kiti patraukė priešingą kryptimį. Ten, kur prieš pusę amžiaus lietuviai buvo vežami jėga ir prievarta į Sibirą. Ir važiavo jie ne taigos žvėrių medžioti, ne raudonųjų ikrų ragauti. Juos traukė kitokios vertybės, o taiga ir tundra išblaškyti mūsų istorijos puslapiai. Pirmosios kalbos apie politinius kalinius ir tremtinius buvo nedrąsios ir telkėsi artimiausių žmonių rate. Grupelė entuziastų ėmėsi ieškoti gyvų liudininkų, kalbino juos, rinko ir kaupė informaciją apie tremties ir kalinimo vietas buvusioje Sovietų Sąjungoje. Pamažu ėmė ryškėti kraupus sovietinės imperijos žemėlapis su taigoje, tundroje, ledo ir dykumų plynėse išbarstytais mūsų tautiečių kapais. Atsiskleidė neregėta Lietuvos kančių ir mirčių geografija. Vienminčių būrelis pradėjo organizuoti pirmasias ekspedicijas į Sibirą, vedami vienintelio tikslo – sugrąžinti mums atmintį, slopintą 50 metų, surinkti tragiškos mūsų istorijos įrodymus, atiduoti pagarbą istorijai. Taip gimė visuomeninė bendrija Lemtis, suvienijusi tuos, kuriems svarbi ne tik atkovota tautos laisvė, bet ir jos kaina – tautos lemtis. Kasmet jie leidosi naujas keliones Rusijos gilumoje, brovėsi sunkiai žengiamais miškais ir ieškojo lietuvių tremties bei kalinimo vietų, buvusių lagerių, kirtavičių ir šalia jų išlikusių kapinių ar jų pėdsakų. Fotografavo, filmavo, grįžę rengė fotoparodas, kūrė dokumentinius filmus, rodė juos įvairių Lietuvos miestų ir miestelių kultūros centruose, mokyklose. Nuo 1989 per 2 dešimtmečius organizuota virš 20 ekspedicijų – Komijos, Permės, Sverdlovsko, Tiumenės, Tomsko ir Kutsko srityse, Krasnojarsko krašte, Altajuje, Buriatijoje, Jakutijoje, Lenos deltoje. Pirmasias ekspedicijas rėmė tuometės Lietuvos įmonės ir organizacijos. Patys ekspedicijų dalyviai bei jų šeimos. Metams bėgant, patriotinis lietuvių entuziazmas blėso. Vis sunkiau buvo surasti rėmėjų. Keletą metų bendrijos Lemtis veikla ruseno, niekieno neremiama. Bet nuo 2000-ųjų ji vėl kasmet organizuoja ekspedicijas, palaikoma Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Kryžius po kryžiaus, kauburėlis po kauburėlio, kantriai surinkti mūsų istorijos ženklai. Kiek surinko, o kiek jau neberado. Sibiro lietuvių kapinės samanota ir trūnijanti mūsų istorijos knyga. Mediniai kryžiai, nuvirtę, sutrešę, apaugę kerpėmis, žole, mišku, kai kurie dar tebestovintys, atsirėmė šalia augančius maumedžius, susilieja su taigos jaunuolynu. Metaliniai kryžiai, stebinantis kalto metalo puošnumu ir meninę išmonę. Betoniniai kryžiai, nugriuvę, sutrupėję,
Visi jie neprižiūrimi ir nelankomi, užmiršti ir apleisti. Lietuvių kapinės kasmet vis labiau nyksta, ardamos laiko, gamtos stichijų ir žmonių abejingumų. Per jas tiesiami keliai, ant jų statomi miestai, po jas ganosi neprižiūrimi gyvuliai, nelankomos, netvarkomos, sunkiai besurandamos, apaugę samanomis, žolėmis, krūmais, jos vis dar liudija mums apie toli nuo tėvynės prabėgusius gyvenimus, kančias ir vargus, meilę ir ilgesį. Išlikę užrašai ant kryžių pasakoja apie tremtinių nuotaikas, likimus, tarsi seni apsamanoję laiškai, sunkus tau poilsis svetimoje žemėje. Per greitai suklupau gyvenimo kelyje, prislėgta Sibiro vargų, su širdgėla be tėvynės užgesome mes čia. Mano tauta, man ilgu tavęs. Tremtinys lietuvis. Apanglėja kryžių gabalai taigos gaisravietėse. Nupjautų kryžių liekanos, sušaudyti kryžiai, nuvirtę kryžiai, užkloti samanomis ir žole. Tai įprasti vaizdai lietuviškose Sibiro kapinėse, tragiškos lemties įrodymai. Gerai, kad nors dalį jų spėjo užfiksuoti nedidelė grupelė vienminčių ir entuziastų, kuriems visa tai rūpėjo. Bendrijos lemtis darbas – unikalus nevyriausybinės organizacijos veiklos pavyzdys. Jų ilgamečio triūso mastas kol kas nesuvoktas ir neįvertintas. Kas jie, tie žmonės? Pėsti ir važiuoti išmaišę Sibiro glūdumą, pakėlė ir nuvalė ne vieną pargriuvusį kryžių. Pirmiausia, reikėtų prisiminti alytiškį Rimantą Kazlėną, kurio jau nebėra tarp gyvųjų. Grįžęs iš ekspedicijų, jis rašė ir publikavo straipsnius, lankė buvusius tremtinius, pasakojo savo įspūdžius. Antanas Sadeckas, bendrijos pirmininkas nuo jos įkūrimo dienos, nenuilsantis ekspedicijų dalyvis, daugelio fotografijos parodų autorius. Ir žinoma, Gintautas Alekna, su filmavimo kamera ant peties išbraidęs, sunkiai pasiekiamas taigos gilumas ir užfiksavęs tą graudų ir brangų istorijos palikimą. Bendrijos veikla per 20 metų jiems tapo didelė ir prasminga gyvenimo dalimi. 20 metų jie keliauja ne turistų pamėgtais maršrutais, ne prašmatniais paplūdimiais ar parkais. Jie braunasi į Rusijos gilumą, į sunkiai pasiekiamus jos užkampius, nelokių ar sabalų medžioti, neprabangių trofėjų parsivežti. Jos traukia kitokie turtai. Skaudi mūsų istorija. Negalėdami savo sveikatos, laiko ir jėgų, jie renka mūsų atminimą apie tuos, kurie amžiams liko toli nuo tėvynės. Veža iš Sibiro skaudų pasakojimą apie mūsų laisvės kainą.
Štai jie, tragiškiai Sibiro lobiai, amžino įšalo gniaužtose susmukę žemės kauburėliai, taigos tankmėje sužaliavę kryžiai, ledinio vėjo ir aštraus smėlio nugludinti kaulai, balti iki skausmo. Štai jie, liūdni mūsų praeities pėdsakai, Sibiro žemėje užšaldyta žaizda, gili ir atvira, iki kaulo. Štai jie, blunkantis lietuviškos istorijos puslapiai, neįkainojami, nes nieko nėra brangiau už atmintį. Atsimenu, vadinasi, esu.